Šiandien su Raimondu iš Verba Perfecta pakalbėsime apie reklamą, apie meta produktus, tai yra Facebookas ir Instagramas, apie dažnas klaidas, ką daro klientai patys administruodami paskyras, kodėl reikėtų tai patikėti profesionalams ir kaip tai daryti teisingai, sistemingai, kokių klaidų išvengti ir kaip iš to uždirbti daugiau, nes vis tiek tai yra vienas pagrindinių reklamos kanalų. Tad manau, kad šios žinios, kuriamis šiandien bus pasidalinta, bus vertingos jūsų verslui ir po šio webinaro bent vieną kitą punktą galėsite pritaikyti savo srityje. Tad perdodu žodį ir maloniai taip pat paklausysiu. Gerai, ačiū Vitalijau už gerą pristatymą. Tai pasidalinsiu ekranu ir tada galėsim pakalbėti apie meta reklamą. Taip, skaidras matosi. Tai šiandien pakalbėsiu apie pagrindinius principus pelningai meta reklamai e-komercijoje. Tai iš pradžių tik papasakosiu apie tai, kas vis dar yra šiek tiek galbūt skeptiškas apie meta reklamą, kodėl vis dėlto verta būtų investuoti ir leisti reklamas, nes tai gali būti vienas iš pagrindinių šaltinių, kuris generuos pardavimus elektroniniai parduotuviai. Taigi pažiūrėkim apie meta. Tai matom, kad meta šiaip sudaro Facebookas ir Instagramas, taip pat WhatsAppas. Instagramas prijungtas buvo maždaug 2012 metais. Ir jeigu tai pažiūrėjus, ne per seniausia dar prisijungia naujas socialinis tinklas Threads. Taip pat meta reklamos yra ne tik šiuose socialiniuose tinkluose, bet taip pat gali būti ir per trečių šalių programėlės. Tai net ir kažkaip programėlė gali būti jūsų reklama. Čia toks įdomus dalykas, kad jeigu pažiūrėsim, 2024 metais meta sugeneravo $164 milijardus pajamų iš būtent reklamos. Tai reiškia, tiek verslų išleidžia pinigus ant reklamos ir tai yra 97% pardavimų, būtent kurie sugeneruojama iš reklamos. Tai jeigu iki šiol galbūt galvojate, kad neverta leisti meta reklamos, ar tai nėra efektyvu, tai dažniausia problema yra ne pačioje platformoje, bet turbūt toje vietoje, kaip yra leidžiama reklama, kokia yra reklamos strategija ir panašiai. Tai dabar pereisim kaip tik apie tai, kokios yra dažniausiai daromos skaitmeninės reklamos klaidos. Tai pirma klaida, tai nėra aiškaus tikslo. Pirmiausia, svarbu atsakyti į klausimą, ko siekia verslas, ir jeigu atsakysim į šį klausimą atvirai, tai turbūt atsakymas bus pardavimo. Žinoma, galima siekti tokių papildomų tikslų kaip žinomumo, srautai į svetainę ir panašiai, bet tai visa yra, kaip galima sakyti, papildomi tokie dalykai. Jeigu yra didesnis reklamos klaidos biudžetas, tada galima didinti prekės ženklų žinomumą ar didinti papildomą srautą į svetainę, bet galų gale elektroninės parduotuvės 99% pagrindinis tikslas yra pardavimai. Dėl to mes per reklamą galim konkrečiai generuoti pardavimus. Tada antras silpnas pasiūlymas. Tai vat klausimas yra, ar turite ką pasiūlyti potencialiam pirkėjui, ir turbūt kitas klausimas, kodėl verta rinktis jūs. Tai čia yra du tokie pagrindiniai klausimai, į kuriuos reikia atsakyti nuoširdžiai. Pasiūlymai gali būti nuolaidos, akcijos, pasiūlymai taip pat gali būti, pavyzdžiui, unikalumas kažkoks pirmas rinkoje produktas, gali būti taip pat pasiūlymas toksai. Tai va, čia būtų antra klaida. Ir tada trečia klaida, kur dažniausiai yra pasitaikanti, tai yra techninė dalis nesutvarkyta. Tai labai dažnai būna pradedantieji pradeda leisti reklamas be Pixel ir Conversions API kodų. Trumpai tariant, ką šie kodai daro, tai jie padeda sekti informaciją iš jūsų svetainės, perduoda informaciją metai. Tai meta tada supranta, kas vyksta jūsų svetainiai, ir su šiais duomenimis jie gali, kaip sakyti, optimizuoti jos ir rodyti reklamos, pavyzdžiui, tiem žmonėm, kurie ieško jūsų konkrečiai produkcijos ar paslaugų. Jeigu šių kodų nėra įdiegta, tai meta tiesiog nesupranta, kas vyksta jūsų svetainiai, kokio jūs vartotojo siekiat, ko norit iš to vartotojo, ką jis atlikto, ir tada vyksta nesušnekėjimas tarp verslo, kuris siekia pardavimų, ir metos. Ir dėl to reklamos būna nesėkmingos. Tada ketvirta klaida būna silpna kūrybinė dalis. Tai čia ką turiu omeny, tai dažniausiai būna verslai paima
arba pradantieji paleidžia vieną kažkokią reklamą su vienu baneriu arba vieną vaizdo įrašą ir tą vaizdo įrašą palieka 1, 2, 3 mėnesiam, po truputėlį laikas eina ir tie rezultatai vis prastėja ir prastėja, neteina tiek daug naujų klientų, atsiperkamumas mažas, tai dėl to visą laiką verta pasidaryti ne vieną banerį, ne 2, o bent jau nuo 3 skirtingų banerių, pasidaryti kuo įmanoma tokių skirtingų tekstų ir tada jūs turėsit geriausiai įmanomą rezultatą, tuo pačiu pamatysit, kas veikia geriau ar prasčiau. Tada 5 dalykas, neoptimizuotas landing page arba pati svetainė ar puslapis, jeigu veikia ir kraunasi lėtai, jeigu svetainėje nėra atsiliepimų, jeigu pats checkoutas yra sudėtingas, ten sunku rasti yra mygtukus, žodžiu, sudėtinga pačioj svetainėje vartotojo patirtis yra sudėtinga ir neaiški, tai tikėtina iš reklamos galbūt labai daug vartotojų ateis į pačią svetainę, bet iš pačios svetainėje jie atkris ir netliks to galutinio tikslo, tai yra pirkimo jūsų svetainė. Tai dėl to labai svarbu, kad svetainės būtų gerai optimizuotos ir sukurtos. Tada toliau, 6 tai būtų testavimas ar analizės trūkumas. Tai taip pat dažniausiai, jeigu leidžia savarankiškai reklamos verslo savininkai ar pradedantieji netestuoja reklamų, kaip ir minėjau, leidžia vieną kažkokį banerį ir atrodo bus viskas gerai ir nedaro jokios pardavimo analizės, tai reiškia, kiek iš vieno ar kitos reklamos atėjo ir panašiai. Dėl tos analizės trūkumo tada ir gaunasi prasti rezultatai ir su laiku ta kreivė vis mažėja. Dabar pereisim prie, ką svarbiausia žinoti, kad būtų kuo įmanoma pelningesnės reklamos. Tai mano manimu yra 4 esminiai dalykai. Tai pačioje matom, čia yra produktas. Jeigu mes turėsim produktą, kuris yra rinkoje aktualus ar paslauga, kurį jau įmanoma parduoti ir yra parduodama, tai viskas tvarkoja, mes tada galime pereiti prie kito žingsnio ir galvoti, kaip mes galime tą produktą ar paslaugą pateikti su pasiūlymu. Tai tie pasiūlymai dažniausiai būna, kaip ir minėjau prieš tai, gali būti nuolaidos, gali būti pirmas rinkoje, gali būti kažkokia technologinė inovacija ir panašiai. Ir tam mes matom kūrybinę dalis, tai šito reikia neapleisti, reikia turėti skirtingą pateikimą, reikia turėti statinės medžiagos, reikia turėti vaizdo įrašų, reikia turėti skirtingų tekstų. Ir pačiam viršui mes matom, yra techniniai nustatymai, jie galbūt atrodo šiuo metu, kad sudaro mažiausią dalį piramidėje, bet iš tikrųjų tai gali irgi padaryti pelningą arba nuostolingą reklamą. Tai jeigu mes neturėsim įdiegto to pixelio ir conversions API, tai labai tikėtina, kad tiesiog deginsim pinigus. Jeigu mes turėsim įdiegę, tai tada meta mokysis ir tikėtina sugeneruosim rezultatą, kurio siekite. Tai dabar galim dar šiek tiek detaliau pereiti tuos pagrindinius principus. Tai pirmas yra pasiūlymas, tai reikia nuoširdžiai irgi atsakyti šį klausimą, kodėl jūsų produktą ar paslaugą verta pirkti. Jeigu šį klausimą atsakom, tai mes turim tada gerą pasiūlymą, kurį galima naudoti reklamoj. Tai čia yra keletas pavyzdžių. Pavyzdžiui, gali būti sutikiam 5 metų garantiją. Tai garantija yra toks stiprus teiginys, kur, sakykime, jeigu vartotojai ar potencialūs klientai lygins su konkurentais, tai labai didelis šansas, kad tiesiog pasirinks jūs, nes jūs kažką garantuojate. Tada kitas gali būti emocinė vertė, tai taip pat galima pasiūlymą jo integruoti ir kažkokią emocinę vertę, gali būti net, pavyzdžiui, pats produktas ar paslauga turėti kažkokių, suteikti emociją juoko ar pasitikėjimo ir panašiai. Tai čia tokie galbūt sudėtingesni šiek tiek pavyzdžiai, bet paprasčiausiai pasiūlymą galima žiūrėti į akciją, nuolaidą ir panašiai. Ką svarbu turėti. Tada galim pažiūrėti skaičius. Tai jeigu mes pasižiūrėsim, čia matysim tokias 2 lentelės. Vienoje lentelėje matysim, kaip klientas prieš dirbant su mumis leido reklamos kampanijas, o dešinėje bus lentelė, kai su mumis dirbo. Ir pažiūrėsim, čia yra toks rodiklis Return on Ad Spend, ką jis reiškia, kai klientas išleidžia 1 eurą, jis sugeneruoja 3 eurus atgal. Tai čia dirbant savarankiškai buvo toks rezultatas. Po to, kai mes sukūrėm jam pasiūlymą, padarėm,
išleisdavo 1 eurą ir sugeneruodavo 8 eurus vidutiniškai grąžos, o pardavimo kaina čia yra, prieš tai matom 90 centų, kad vieną produktą parduoti, po to, kai pradėjo dirbti su mumis, 58 centai. Tai jeigu tai pažiūrėjus į skaičius, tai mes pardavimo kainą sumažinom 36% su pasiūlymu ir reklamos grąža, tai reiškia atsiperkamumas, padėjo 181%. Tai yra tikrai visai nemaži skaičiai ir galim tada toliau pasižiūrėti. Tada yra kūrybinė dalis, tai reikia suprasti, kad mes reklamuojame žmonėms, o ne robotams, ir žmonės nori matyti tą turinį, kaip sakyti, žmogišką visų pirma, o ne ir nori matyti žmonių veidus, nori matyti realias istorijos, kurios yra, o ne kažkas išgalvotas. Dėl to mes siūlom ir pati Meta rekomenduoja daryti nuo 3 iki 10 skirtingų reklamos, tai yra banerių ar maketų. Ir santykis maždaug turėtų tų vizualų būti 66% maždaug statinės medžiagos ir 33% video medžiagos. Tai aišku, tie santykiai gali skirtis ir tikrai yra reklamos paskirų ar verslų, kur labiau tinka vaizdo įrašai reklamoms ir yra taip pat labiau verslų, kuriems tinka tiesiog statinės reklamos. Tai čia viskas pasimato iš testavimų. Tai galim tada pažiūrėti vėlgi skaičius. Matom, prieš dirbant su mumis pardavimo kaina buvo 5,51 centas. Po to, kai pradėjo dirbti su mumis, pardavimo kaina 2,36 €. Tai čia galima sakyti, pardavimo kaina sumažėjo 57%. Arba dar kitaip tariant, atvesti vieną klientą yra pasidarė 57%. Tai per pusę sumažėjo vieno kliento atvedimo kaina. Ir tada, jeigu pažiūrėsim atsiperkamumą, tai vėlgi kiek išleido ir sugrįžo, tai čia išleido, anksčiau matom 1 eurą ir sugeneravo 8 eurus, o čia matom išleido 1 eurą ir sugeneravo 50 eurų atgal. Tai reklamos grąža padėjo 544%, tai čia jau tokie skaičiai, kur gali net ir patį elektroninį verslą visą pakeisti ir transformuoti per 1 metus augimo prasme. Ir tada trečias esminis dalykas, tai techninė reklamos nustatymų dalis. Tai svarbu tinkamai įdiegti Pixel ir Conversion API kodus. Šios kodus, tarp kitko, Verskis.lt platformai yra paprasta ir nesudėtinga įdiegti. Tai čia yra labai didelis privalumas. Ir jeigu jūs įsidiegsit šios kodus, jūs turėsite tinkamą reklamos sekimą. Ir kai turėsite tinkamą reklamos sekimą, Meta galės mokytis ir suprasti, kas jis yra jūsų klientas, kam rodyti reklamas ir turėsit geriausius įmanomus rezultatus. Jeigu šios techninės dalies neturite sutvarkytos, tai aš rekomenduočiau laikinai arba sustabdyti reklamas, arba net neleisti reklamų, nes tai tiesiog bus pinigų švaistimas ir biudžeto leidimas nereikšmingai. Ir čia kaip tik parodysiu atvejį, kur mes turim klientą, kuris prieš tai leido reklamos, kuris generavo, matoma, čia 4177 paspaudimai, čia 1800 paspaudimų, 309 paspaudimai ir čia viskas atrodo gražu paspaudimai, bet jeigu pažiūrėsim pardavimų iš reklamos, tai yra 0. Aišku, tikėtina, kažkiek pardavimų galbūt ir buvo, tik tai Meta visiškai nesuprato, kiek tų pardavimų buvo ir buvo labai mažai. O po to, kai yra įdiegta ta techninė dalis, tvarkyta kodai, matosi, viena kompanija sugeneravo 2000, kita kompanija sugeneravo 3000, dar kita 10 000, tai mes turim aišku atsikamumą, mes žinom, kiek atsiperka reklama, dėl to tiesiog tai yra būtinybė. Jeigu leisti reklamos, būtinai, prašau, įsidėkite Pixel ir Conversions API kodus. Tada mes čia turim sėkmingos Meta reklamos tokį receptą, čia yra nemažai punktų, bet galim juos pasižiūrėti. Tai pirmas turbūt ir vienas iš svarbiausių. Jeigu tik pradėte leisti Meta reklamos, tai reikia duoti laisvę Meta dirbtiniam intelektui, nes Meta labai daug investuoja į tas funkcijas ir jų algoritmas labai gerai veikia ir tikrai tikėtina geriau veiks, negu mes galėsim nustatyti auditoriją. Tada vėlgi reikia turėti gerą pasiūlymą ir vizualą. Tai čia būtent reikia, kaip ir minėjau, testavimo, skirtingo tiesiog pateikimo. Tada naudoti reikia šiltas auditorijas. Tai šiltos auditorijos yra, pavyzdžiui, svetainės lankytojai,
žmonės, kurie, pavyzdžiui, atsidarė jūsų naujienlaiškį, žmonės, kurie prisidėjo į krepšelį jūsų produktą, arba jeigu tik tai pradėjote ir dar tokių auditorijų neturite, arba jos labai mažos, tada galima naudoti broad, tai reiškia plačias auditorijas, ir tada mes sutikiam tiesiog vėlgi šiek tiek daugiau metai laisvės išdirbti, kas yra jūsų tas tikslinis klientas, bet su laiku tai tikrai atsiperka ir generuoja geresnius rezultatus, nei galėtų nustatyti pradedantysis reklamos leidėjas. Tada vėlgi svarbu turėti reklamos tikslą, kuris sutampa su verslo tikslu, nes jeigu šitie du dalykai nesutaps, mes niekada neturėsim gerų rezultatų. Tada reikia pasirinkti tinkamą konversijos vietą. Tai jeigu mes siekiam pardavimo ir turim elektroninę parduotuvę, tai suprantama, kad tie pardavimai vyks svetainėje būtent. Bet jeigu mes padarysim tai, paleisim reklamos kampaniją ir pasirinksim, kad žmogus nueitų į Facebooką ar Instagramą kažkodėl, kai mes siekiam pardavimų, tai tikėtina tas vartotojas taip ir nenueis į elektroninės parduotuvės ir pirkimo jisai netliks iki galo. Ta kampanija naudoti bent 3 skirtingus vizualus, tai čia yra irgi privalomybė, sakyčiau, jau nuo tiek pradėti ir tada jau priklauso nuo reklamos biudžeto, kokį turit. Nuo 3 iki 10 yra meta rekomendacija, bet žinoma, tie skaičiai gali būti ir didesni. Tada reikia nepamiršti atnaujinti vizualus bent kas mėnesį, nes vidutiniškai, jeigu tai paėmus, tai viena reklama pati meta teigia, kad jos gyvavimo trukmė yra apie 14 dienų, bet čia vėlgi nėra to tokia taisyklė, kaip 100% jinai yra, kad įkalta būtų. Yra tikrai kampanijų, kurios gali generuoti gerus rezultatus ir ilgiau negu 14 dienų, bet būna kampanijų, kurios gali gerus rezultatus generuoti ir trumpiau. Tai čia dėl to paėmėm tokį vidurkį, mes pastebėjom, kad maždaug vidutiniškai reikia atnaujinti kas mėnesį. Tada neišjungti kampanijų ir leisti nuolatos, tai mes ką pastebėjom su klientais, kurie leidžia reklamos kampanijas, sakykime, metus ir daugiau, jie turi ženkliai didesnius reklamos atsiperkamumo rodiklius, jie turi geresnes pardavimo kainas, dažniausiai bent jau 50% geresnės negu rinkos vidurkis. Tai tiesiog rekomenduoju dėl to ir leisti ilgiau reklamos kampanijas, nes taip pat meta turi daugiau apie būtent tą klientą, duomenų apie tai, kas jo klientas, kam rodyti reklamas ir panašiai. Tada pixel kodai ir Conversions API kodai turi būtinai įdiegti. Ir ta paskutinis dalykas – tai testuoti, eksperimentuoti ir analizuoti rezultatus. Taip, tai mes dar čia pridėjom vieną tokį papildomą įrankį, kuris vadinasi reklamos biblioteka. Paprastai galima suvesti į Google naršyklę Facebook Ads Library ir tada mes matysim štai tokį įrankį, čia yra meta įrankis, kurio dėka mes galim pasižiūrėti, ką jūs konkurentai leidžia, kokias reklamas, kaip tai gali būti naudinga. Jeigu tik tai pradedate leisti reklamos kampanijas, neturit pakankamai žinių, tai jūs jau galite pažiūrėti, kaip konkurentai leidžia reklamos kampanijas ir pasisemti idėjų, kopijuoti nesiūlyčiau, nes jeigu kopijuosite, tai jūsų reklamos bus labai panašios į konkurentų ir kadangi jie tikėtina ilgiau leidžia tas reklamas, tai jie vis tiek turės pranašumą. Bet kaip pradinis taškas, tai yra tikrai geras įrankis. Tai jeigu šitą įrankį atsidarysim, čia reikėtų pasirinkti šalį, tai šiuo atveju Lietuvą pasirinksim ir čia kategoriją. Tai reikėtų pasirinkti visas reklamos kategorijos ir tada čia reikia įrašyti Facebooko puslapio pavadinimą. Tai šiuo atveju įrašysim mūsų Facebooko puslapio pavadinimą, kad būtų paprasčiau. Ir tada matom išmeta reklamuotojas, paspaudžiam ant šio reklamuotojo ir matysim šio reklamos leidėjo, šiuo atveju mūsų reklamos kampanijas. Ir čia papildomai matysim nuo kada paleistos reklamos kampanijos. Tai matom, kad nuo balandžio 23. Ir kaip taisyklė, jeigu matysim, kad reklamos kampanijos, pavyzdžiui, eina 2-3 mėnesius, 4 mėnesius, tai mes galim daryti tokią kaip prielaidą, kad šios reklamos yra tikrai labai geros, nes taip veltui, kaip sakyt, nieks nelaiko blogų reklamos kampanijų. Tai reiškia, tos reklamos yra pelningos ir generuoja rezultatus, dėl to jos ilgai taip ir eina. Taip pat šio įrankiu galima pasižiūrėti ir daugiau informacijos, pavyzdžiui, kiek pasiekė kompanija unikalių vartotojų.
Tai matom, šitą kampaniją pasiekė 459 vartotojus. Tai tikrai naudingas įrankis, rekomenduoju naudoti, pasižiūrėti ir įsivertinti. Tai tada būtų tiek iš manęs. Tai jeigu reikia pagalbos administruojant reklamos kampanijas, optimizuojant, prižiūrint, visą tai mes galim padaryti, tiek kūrybinę dalį, tiek vaizdo įrašų dalį ir sugeneruoti maksimalius įmanomus rezultatus. Ačiū tau žinoti, tikrai, manau, buvo naudinga, kas ypač ir kas leidžia, nes tikrai reikėtų peržiūrėti, ką leidžia ir peržiūrėti tą klaidų sąrašiuką. Manau, kad čia dar vienas svarbų momentą irgi verta gal paminėti, kad kaip ir su Google reklama, taip ir Facebook, Instagramas, irgi tie algoritmai nuolatos keičiasi, tai tas reklamos keitimas netgi iš vienos pusės yra natūraliai reikalingas, nes kas savaitę dvi vis tiek išeina kažkokie nauji skripti algoritmai, pakeitimai ir natūralu tada, kad įmonė, kuri to užsiima, ji tas visas naujienas seka, nes dėl to ir veikia ir užsiima tą veiklą. Ko tikriausiai verslo savininkas, galima sakyti, niekada nepadarys, nes koncentracija yra versle, o ne skaityti ilgus rašinėlius apie tai, kaip veikia, kokie pokyčiai, kas bus po mėnesio ir panašiai. Tai šitoje vietoje tikrai manau, kad visai vertingas momentas yra įsivertinti ir kas tą visą darys, kad nebūtina gal pačiam daryti, nes irgi pavyzdžiai iliustravo, kad pats darai gal ir faina, gal ir gerai, bet jeigu tai rezultatai gali būti geri, o paimkime, kad reklamą investuojama ne 100 eurų, 1000, 10 000, tai tas skirtumas tarp vieno pardavimo kainos, jis yra irgi labai lemiantis, nes jeigu buvo 5 eurai iki tol už vieną pardavimą, dabar tapo 2, tai padauginam šitos skaičius iš 1000, kas norima visada versluose siekti, kad tai būtų didesni pardavimų kiekiai. Tai tada tas skirtumas, šio pavyzdžio, tai bus vien tik skirtumas tarp pinigų 3000. Tad, taip, liaudiškai tariant, praklyšint su reklamos biudžetu labai labai lengva ir reikia nebijot tiesiog perduoti tai daryti profesionalams, nes kiek žinau, jūs netgi turit kažkokių, kaip teisingai tai vadinasi, ne tai ženkliukų iš Facebooko, bet kad autorizuotas partneris, kad turite gilias žinias apie jų produktą. Jo, mes turim oficialias, kaip sakyt, meta žinias, tai yra mokymai, kur jie suteikia tą informaciją, kaip iš tikrųjų veikia tas meta reklamos algoritmas, kokia yra tendencija, kokios yra naujienos, tai mes tą informaciją taip pat gaunam dar ir anksčiau negu visi kiti. Tai mes prie to greičiau adaptuojamės ir žinom, kaip net galbūt reikėtų jau iš karto daryti. O kas būna dažniausiai, kai savarankiškai leidžia reklamas, tai leidžia vienu momentu viskas gerai, bet tada vienu momentu tiesiog kažkas pasikeičia šiek tiek ir tada tie rezultatai nukrenta ir tada nežino, ką daryti, kas čia kur pasikeitė tiksliai. O būna kartais net ir atveju, kur pasikeičia kažkoks vienas nustatymas ir net nepavyksta reklamų paleisti. Dėl to ypač kai yra didesni biudžetai, tai tikrai tiesiog reklamos agentūra atsiperka, nes jinai turi daugiau patirties tiek gaminant tos pačius vizualus, tiek leidžiant kampanijas. Tiesiog tas efektyvumas yra mūsų ženkliai didesnis, nes mes tai darom nuolatos, mes čia specializuojamės. Tai ačiū tau už pristatymą, tikiuosi, kad auditorijai šis webinaras bus naudingas, peržiūrės reklamas, patobulins ir kaip toliau betestų, tai svarbiausia, kad rezultatai gerėtų. Gerų pardavimų ir iki sekančių webinarų. Ačiū, gražios dienos, iki.